šokinėjom. VPU. Dar garsiau. VPU. VPU. Dar garsiau. Labas. Kas šiandien darosi? Šiandien yra VPU Krikštynos. Visų fakultetų? Taip, bendra visas pedagoginis čia baliavoja šiandien. Baliavos. Kas vyko dieną? Dieną mes skirstėmės komandomis, po kelis rūmus dažniausiai, pirmieji, antrieji rūmai. Pirmieji rūmai darė savo programą, antrieji rūmai darė savo programą. Ta prasme, skirtingai krikštinom fuksus, pirmakursius, pačius, nulius. Kaip krikštėjote nulius? Mūsų rūmose buvo toksai gražus paminėjimas, stengiamės labai neterliot, labai humaniškai. Todėl mes juos išsiuntėm po visą miestą palakstyti, ta prasme, paieškoti rungčių, surasti punktus, juos atsižymėti ir atbėgti ant kalno, kuriame laistėm šampanu ir baliavojom. Mačiau, bėgiojo japonų. Taip, ta mūsų tema buvo tokia ši pilis, tokia ši kalnas, gal net tiksliau reikia sakyti, nes mes kalbom tokią temą, kuri būtų įdomi ir tokia praktiška ir mes kalbom būtent tokia ši pilį. Bet jinai galiausiai tapo ne tokia ši pilim, bet tokia ši kalnu. Kiek nuliukų tapo fuksais? Grubiai paėmus, tarkim, kokie 300–400. Šiandien, bent jau pas mus rūmose, pirmos rūmose dar mažiau tiek pat ir gal net dvigubai. Kas bus tiem, kurie nepasikrikštė? Tai jie bus visą gyvenimą nevykėliai, nes juk Krikštynos yra toks renginys, kuriam tu turi dalyvauti, nes tai yra kiek ten kartą gyvenime. Kartą krikštė, kai gimsti, paskui kai būni fuksas ir mokykloje kartą krikštė, 3 kartų reiškia tavo Krikštynos yra. Tai va, tie, kas nedalyvauja, tai jau yra nevykėliai. Kur vyksta uždarimas? Vyksta uždarimas Vilniaus klube Pača. Pača. Tiesiog, nes tai yra, kaip sakant, lygis. Nes mes norėjom tiesiog klubo, kuriame būtų galima tikrai smagiai pašėlti ir būtų šitį labai smagu. Tai mes toksai, pageldami iš kartelį, nes pernai buvo New York klube, o būtent čia mes darome Pačo ir esame kol kas patenkinti ir manau būsim patenkinti. Kas koncertuoja? Kol kas ruošiasi groti event streamai, tokia lengva muzikėlė tokia gros, paskui gros Skydersai. Prieš pabaigai bus Sindikatas ir viską užbaigs Mamanė. O antroje salėje mažesnėje groja šiuo metu Endis Lauris, gros visą vakarą. Kaip manai, kiek susirinks studentų? Grubiai paėmus, mes esame pardavę 650 bilietų, esame pardavę jau, o mūsų padėtis rodo, kad dažniausiai būna 1000–1200 žmonių. Turėtų būti.